Jeigu dabar tarp šeimos narių ar bendruomeniai iškyla ginčas, kas gali jį išspręsti tą ginčą, juk Sinedriono nebėra. Dabar yra rabino teismas, taip vadinamas. Rabino teismas. Su įvairiom bylom, nesutarimais, jeigu iškyla tarp šeimos narių, tarp bendruomenės narių nesutarimas, kurių neranda bendro sutarimą, tada turi kreiptis į rabiną, kuris geriausiai žino raštus, žino kabalą ir jis duos jiem teisingą supratimą. Čia, žinot, kad būtų aiškiau, aš jums papasakosiu anekdotą, gana labai įdomu. Gyveno vienas turtingas žydas, godus ir suktas, todėl gal labai turtingas. Ir vieną kartą sinagogai šeštadienį jis pametė piniginę su 500 eurų. Pareina, žiūri, nebėra pančio sinagogoje šitą piniginę. Ai, gaila jam tų 500 eurų. Aha, ką čia daryti? Reikia rašyti skelbimą. Nu, pamečiau piniginę, kas ras, nu atsilyginsiu. Jis jau rašys, radus atsilyginsiu, duosiu 100 eurų, reiškia iš to, bet staigiai jam gaila pasidarė to 100 eurų. Blemba, atiduos pinigį, dar man iš tos 500 eurų atiduot reikės. Nu gaila, pasidarė tam godžiam žydai. Aha, ta, žydas gudrus godus. Rašo, piniginiai buvo 700 eurų. Atsilyginsiu, duosiu 100 eurų. Ir pakabina sinagogai tą skelbimą. Po kiek laiko tą piniginę randa neturtingas žydas. Bedoras. Doras žydas, bet neturtingas labai. Randa tą piniginę ir atneša tam turtingam žydui. Turtingas žydas paima tą piniginę, atsidaro, perskaičiuoja tos pinigus, ten 500 eurų. Ir sako, matau, gerbiamas tautietį, kad tu jau savo atlyginimą pasiėmė jau, viskas tvarkoj, bet matai, mano atlyginimas yra 100 eurų. Tu man dar 100, tu 200 paėmė, nes buvo 700. Matai, jis kalbėjo, 700 užrašyta. Tai duok dabar man dar 100 eurų. Gražiai suvystė šitą neturtingą žydą. Tas neturtingas žydas peša barzdą ir peisų, sako, kaip Dievo myliu aš neėmiau. Tiek ir buvo. Kiek buvo, tiek ir atnešiau. Nu, ką tu šneki? Nu, buvo 700 eurų. Dabar 500 suskaičiuojam. Nu, 200 eurų dėl. 100 eurų tau už darbą, 100 man gražiai, sako. Kaip ir parašiau aš, kad 100 eurų atsilyginsiu. Tas važiuoja, neturiu aš tų pinigų ir be to aš neėmiau. Nu ir viskas. Nu, ką daryti? Aš gal sako, einam pas rabiną į teismą, gal jis įspręs kaip nors nu šitą ginčą. Eina pas rabiną, abu išdėsto savo versijas. Rabinas buvo gudrus, kabalą išmanė. Jis greit suprato, kas ir kaip čia yra, kas ką bando apsukti, kad tas turtingas žydas čia daro bizniuką, bando tą neturtingą apgauti. Tas neturtingas žydas, kuris savo piniginė labai doras ir geras žydas. Jei nebūtų doras, tai jis iš viso piniginės būtų net nežas. Pagalvoja rabinas, teisingai. Ir kam jie meluoti dėl to 100 eurų ar 200 eurų, jis iš viso galėjo visą piniginę pasilikti savo, reiškia tos doras. Suprato rabinas. Bet kaip dabar išspręs, tasgi turtingas žydas nesutiks, kad jis neprisipažins, kaip įrodyti. Rabinas sako, oi, brangus tautiečiai, jūs abu esat žydai ir todėl aš kiekvieną versiją tikiu. Žydasgi, oi, ar jis galėtų žydas meluoti? Aš abiem tikiu, 100%. Nu kaip žydais negaliu aš tikėti, Dievo išrinktą tautą. Palauk, abu žydai, tai sako, bet taigi mūsų versijos priešingos, tai kaip tada jūs gali būti vienu metu būti teisingas, abiem tikit, sako, tai kaip tada? Neskubėkit, aš paaiškinsiu, sako rabinas. Gerbiamas turtingas žydas, kuris tikrai tikiu, kad jis sako tiesą ir nė vienos raidės nesumelavo, sako, kad piniginė buvo su 700 eurų. Ir aš jo tikiu, sako. Ar aš galėčiau žydų netikėti, sako. Neturtingas gerbiamas žydas sako, kad jis rado piniginę su 500 eurų. Nu ir aš tikiu. Ar aš galėčiau suabejoti jo? Tai jeigu jis būtų melagis, jis viską pasiėmęs būtų. Visus tuos, ar negi čia dabar 100 eurų čia darys skandalą. Jis viską būtų pasiėmęs ir niekam nesakęs. Tikiu ir jo. Vadinasi, gerbiamas neturtingas žydas rado ne to turtingo piniginę, togi turtingo su 700 eurų, o jis rado kažkieno kito pamesto su 500 eurų. Kadangi to kito savininko kaip ir nesikirpė, jis niekada, tai pagal torą, jeigu neatsiranda savininko, radusysis gali pasiimti rastą daiktą. Taip, kad su visais 500 eurų prašom pasiimti. O tavo gerbiamas turtingas žydas, lauksim, piniginės gal atsiras, tikėsimės. Ačiū, sako, byla baigta.